Sveiki visi atvykę 2024 metus ir patį pirmąjį antrojo sezono epizodą. Tikimės, kad jūsų rezoliucijų sąrašai užpildyti, sporto klubo narystės nupirktos ir esate pasiruošę sužinoti, kas naujo Europoje. Šiandien aptarsime, kaip ruošiamės Europos parlamento rinkimams 2024 birželį, sužinosime, ką galime ir ko negalime daryti su dirbtiniu intelektu, taip pat į naujieną sugrįžta keleivių teisės ir kaip jos dar labiau gerins keleivių patirtį. Sužinosime naujausios ES gynybos politikos kryptis ir užbaigsime su keturkojų draugų gerovės didinimu. Pauliau, sakyk, jei vienu sakiniu galėtum apibrėžti, kokie tavęs laukia 2024, kaip jis skambėtų? Padarysiu vieną video. Padarysiu bent vieną video. Taip jisai skambėtų. Minimalistiškai. Kitiems 2024 bus tikrai neeiliniai metai. Tai ne tik Lietuvos prezidento, Seimo, bet ir Europos parlamento rinkimų metai. Pagal Eurobarometro duomenis net 8 iš 10 europiečių mano, kad užsienio šalių įsikišimasis į mūsų demokratinės sistemas yra rimta problema. Panašios europiečių pozicijos ir dėl dezinformacijos bei kibernetinių išpuolių poveikio rinkimams. Kad mažėtų nerimas ir Europos demokratija būtų apginta nuo užsienio šalių įsikišimo, Europos komisija priėmė naujus reikalavimus skaidrumui ir atskaitomybei didinti. Pavyzdžiui, nuo šiol asmenys ar organizacijos turės užsiregistruoti specialiame skaidrumo registre, jei jie atstovaus trečiųjų šalių, tai yra ne ES narių, interesus. Tai reiškia, kad turėsime daug daugiau informacijos apie tai, kas ir kaip bando daryti įtaką mūsų politikams ir jų sprendimams. Aš galiu parodyti pavyzdį ir pasiskelbti pirmas. Daugiausiai įtakos mano sprendimams daro asmeninis laisvo oro direktorius Sušis. Duodu ranką nukirsti, jokie kiti veikėjai manęs gyvenime nepriverstų išsiristi iš lovos 7 ryto. Sveiki dar kartelį, šį kartą su jumis bendrausime jau taip. Ohoho! Na, netaip tikėjausi tave išvysti kalėdų senelio kostiumu, bet priimsiu, kad iššūkį įvykdėjai. Europos parlamentas ir taryba sutarė dėl 2021 metais balandžio mėnesį komisijos pasiūlyto dirbtinio intelekto akto. Tai pirmoji pasaulyje išsami dirbtiniam intelektui skirta teisinė sistema. Susitarimai po susitarimo, o negali tiesiog viską iš karto tai paimti ir patvirtinti. Dėl to pas mus ir veikia demokratija, nes komisija siūlo, o Europos parlamentas ir taryba apsvarsto ir priima. Visas dirbtinis intelektas bus skirstomas pagal 4 rizikos kriterijus – minimalios, didelės, nepriimtinos ir konkrečios skaidrumo rizikos. Kuo didesnė rizika, tuo griežtesnės taisyklės. Mūsų kasdienėme gyvenime pavyzdžiai galėtų būti tokie. Kai telefonu kalbate su įmonė ar organizacija, kuri bendravimui su asmenimis naudoja dirbtinį intelektą, jums turės būti pranešta, kad kalbate su dirbtiniu intelektu. Taip pat ir su vaizdinė medžiaga. Žmonės turės žinoti, kada žiūri dirbtinio intelekto sugeneruotus vaizdus. Taip pat realiuoju laiku veikiantis veido atpažinimas bus draudžiamas, išskyrus kelias apsaugos priemonės turinčias išimtis. Be to yra nustatytos baudos už taisyklių nesilaikymą, kurios gali siekti net iki 35 milijonų eurų arba 7% įmonės pasaulinės apyvartos, žiūrint, kuris didesnis. Naujosios taisyklės galios tiek viešiesiems, tiek privatiems subjektams. Ir netgi tiems, kurie veikia už ES ribų, jeigu jų dirbtinio intelekto sistema turės įtakos mums. O tam, kad būtų koordinuojamas taisyklių įgyvendinimas, bus įsteigtas Europos dirbtinio intelekto biuras. Šį politinį susitarimą Europos parlamentas ir taryba dar turi patvirtinti oficialiai. Dirbtinis intelektas jau dabar keičia kasdienį gyvenimą, o protingai naudojamas jis gali atnešti didžiulę naudą tiek visuomeniai, tiek ir ekonomikai. Pauliau, ar per šventes keliaudamas neužstrigai kur nors pusnyje arba baloje? Nei per šventes, nei baloje, nei pusnyje, bet pamenu, kai su Aurimu keliavome į Briuselį, į NATO būstinę, tai vėlavome į lėktuvą 20 minučių. Labai daug piktų žvilgsnių susilaukėme. Jei ne Paulius vėluotų, o lėktuvas, tada Paulius galėtų pasinaudoti keleivių teisėmis ir net gautų kompensaciją. Iš tiesų, dabar keliautojams dar geresnės žinios. Europos komisijos nauja iniciatyva skirta dar labiau sustiprinti keleivių teises, ypač kalbant apie keliones neįgaliesiems ir daugiarūšių transportu. Čia toks jo įdomesnis terminas. Daugiarūšis transportas yra toks, kai iki galutinio kelionės taško reikia, pavyzdžiui, ne vien tik lėktuvo, bet lėktuvo, autobuso, laivo ar dar daugiau transporto priemonių. Neveltui sakoma, po audros visada ateina saulė. Po tokių patirčių kaip COVID-19 pandemija ar vienos iš seniausių kelionių kompanijos Thomas Cook bankroto dabar ateina ir saugumo ir patikimumo laikotarpis keleiviams. Naujausiame keleivių teisių atnaujinime taisyklės apims griežtesnės pinigų grąžinimo politikas, kai skrydžiai ir kelionės daugiarūšių transportų užsakomos per tarpininkus. Tai tarsi turėti finansinį gelbėjimo ratą, kai kelionės planai staiga pasikeičia.
Europos komisija taip pat skiria ypatingą dėmesį keliautojams su negale. Šiems keleiviams bus suteikta teisė nemokamai vežtis lydintį asmenį oro transportu, jei tokia pagalba reikalinga dėl saugumo reikalavimų. Taip pat bus sukurtos naujos taisyklės, kad keliautojai gautų greičiau ir aiškesnį informaciją apie kelionės daugiarūšių transportų, kad skubėdami į tą paskutinį reisą aiškiai ir greitai pamatytume visas pažymėtas stoteles ir galimus vėlavimus. Naujienos tikrai neblogos, bet manau taisyklė, kad traukinys miegančių nelaukia, vis tiek išliks. Tad būkite budrūs. Man būtų įdomu išgirsti iš jūsų, mėly žiūrovai, ar turėjote kokių kuriozinių patirčių keliaudami. Jei taip, pasidalinkite šios laidos komentaruose. Bendra Europos gynyba išlieka svarbi tema ir turbūt nereikia daug aiškinti kodėl. NATO funkcija visada buvo ir bus padėti ES gintis, tačiau jei norime, kad NATO būtų stipri, turime būti stiprus ir mes. Būtent čia Europa ir turi dar gerai pasitempti. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sakė, ES yra pasirengusi imtis didesnės atsakomybės už savo saugumą. Svarbu, kad Europos šalis labiau bendradarbiautų gynybos pramonėje kartu su NATO, o Ukraina dalyvautų Europos gynybos projektuose, ypač dabar Rusijai vykdant savo kruvinąją agresiją. Karo metu reikia daug įrangos. Nuo karo Ukrainoje pradžios Rusija jau iššaudė 10 milijonų sviedinių, o Ukrainai reikia 10 000 dronų kiekvieną mėnesį. Tad Europos pramoniai reikia mobilizuotis. O realybė tokia, kad neturime didelių atsargų, nes taikos metu paprasčiausiai nemanėme, kad to reikės. Tačiau dabar viena aišku, Europa turi kuo skubiau sustiprinti savo gynybą. Viena problemų, su kuria susidurėme Europoje – ginkluotės suderinamumas. Konkretus pavyzdys – Olandų vokiečių brigada naudoja to paties tipo haubicas, tačiau Olandai turi vienos rūšies šaudmenų savo haubicoms, o vokiečiai turi kitos. Ir jie nesuderinami tarpusavyje. Ir kaip tada bus, jei mus kas užpuls? Dar 2018 metais Europos komisija suskaičiavo. Palyginti su JAV, ES bendrai naudojamų ginklų sistemų skaičius yra net 6 kartus didesnis, nors gynybai skiriame perpus mažiau nei amerikiečiai. Tam spręsti turime specialų įrankį – Europos gynybos fondą. O šiais metais netrukus pateiksime ES gynybos pramonę stiprinančių pasiūlymų. Praeitą mėnesį jūs pasidalinot savo mielų gyvūnėlių nuotraukomis su mumis. Jų buvo nemažai, bet ar žinot, kad net 44% ES namų ūkių turi augintinius? Aš dar kartą pakartosiu. 44%. Čia skaityk, į kas antrą butą pabelsk ir tave arba aplos, arba apmiauksės. Jūs galite tai įsivaizduoti? Būtent dėl to ES paskelbė didžiausią per 20 metų gyvūnų gerovės taisyklių reformą. Visų pirma bus sutrumpintas gyvūnų transportavimo laikas, o ilgų kelionių metu jie turės būti iškraunami, pailsinti, pašerti ir pagirdyti. Na, viskas, pasirodė. Eik. Taip pat džiugu girdėti, kad jei temperatūra aukštesnė nei 30 laipsnių Celsijaus, bus leidžiama vežti tik naktį, o temperatūrai esant žemiau nulio, transporto priemonės bus uždengtos, kad gyvūnai būtų apsaugoti nuo šalčio. Taip pat Europos komisija pabrėžė internetinės prekybos kontrolę. Griežti atsekamumo reikalavimai padės kontroliuoti šunų ir kačių veisimą bei prekybą. Piratauti gyvūnais, kaip ir filmais, griežtai draudžiama. Naujosios taisyklės neapims įprastų gyvūnų augintinių savininkų. Jos daugiau susijęs su profesionaliu šunų ir kačių veisimu, laikymu bei prekyba. Mūsų žiūrovams patarėme prieš įsigijant gyvūną yra svarbu atkreipti dėmesį, ar jis tinkamai paženklintas ir registruotas. ES ne tik sprendžia didelius politikos klausimus, bet rūpinasi ir mažiausiais mūsų draugais. Ar ne, Ficikai? Ačiū, kad žiūrėjote. Iki kitos laidos. Iki. Viskas gerai? Direktorius. Direktorius? Sušio neišvedžiau.